Sveiki, aš Augustinas Paukštė ir čia yra mano visa komanda, mes visi esam komanda ir dabar norėčiau paprašyti tą. Gerai, reikime prie rimtosios dalies. Ir visi šiandien kalbėjo apie gyvenimo kelią. Mes buvom šiek tiek kitokie, turbūt dėl to, kad mėlyni mes pakalbėsime apie gyvenimo plaukimą. Štai čia yra laivas. Ir beje nedastatytas laivas. Ir jis pastatytas ir mes jį statėm. Statėm, kaip ir mes visi statom savo gyvenimą. Ir mes jį statėm ir dabar jį norime paleisti va ten į didžiąsias erdves, į didžiąsias jūras. Ir plaukti kuo toliau, nes mes priėjome tą žingsnį, kada kai kurie išeina iš tėvų namų, kai kurie persikelia į didesnius miestus, o kai kurie galbūt atras kažką naują. Ir ilgai nenorėčiau šnekėti ir tiesiog pabaigti tą mintimi, kad šis laivas simbolizuoja tą perėjimą į kitą etapą, kuris bus ilgas ir dar įdomesnis turbūt negu tas, kuris buvo prieš tai. Gal kas nors norėtų ką nors pasakyti? Kita vertus, tai galim neprisirišti prie laivo plaukimo ir sakyti, kad leidžiam šaknis. Kad čia nebūtinai yra laivas ir kad, čia daugiau toksai iš truputį grinesnio einam truputėlį tą raizgalynę tokią. Kai apsiraizgom daugiau. Tai va, toks centrą čia maždaug išsirinkom, kad būtume šiaip. Pavyko, tai čia norėt pasakyti, kad gyvenimas ne visada pavyksta. Aš nesakė, nepavyko. Ne, jis sakė šito... Nu, tas sakė nedabaigtas, nepabaigtas. Tai galima traktuoti įvairiai. Nebūtinai, kad nedabaigtas. Tai kaip jūs traktuojate tai? Kaip mes traktuojame? Nes mes klausome. Aš iš vis atsiemu šitos žodžius, čia buvo kažkokia kalbos klaida. Ne, negalima taip sakyti, kad pabaigėme pasakymą, ne, tiesiog yra linkmė truputėlį eiti į priekį. Kartais pasiduoti truputėlį tam, būt pasistumtam truputį nerviškumo, kas yra negerai, bet toks. Taip. Absoliučiai gali būti labiau abstraktu. O šiaip tai... Na, bet tai labai panašu į laivą ir pavyzdžiui, tarkim, jeigu žvejai stato laivą, tai jie stato kažkoks yra tikslas, tarkim, išplaukti. O jūs sakot, kad statote, Augustinas sakė, kad stato laivą, bet jo dar nepabaigė ir kažkur išplauks. Tai vat, koksai taškas yra tas išplaukimas? Ta prasme, koks gyvenimo taškas yra išplaukimas, nes jūs statote ir niekada nepastatėte, bet kas tada tas plaukimas? Atplaukimas, tai jūs norit pasakyti, kai plauki, kai gyveni, ar kai tu statai gyveni? Abudu. Tuo metu čia išeina, kad mes ir statom, ir plaukiam. Ir kartu, čia yra bus... Laivų neįmanoma plaukti. Tai vat, žiūrėk. Tai, tarkim, galim sakyti, kad... Plaukdamas tarsi tą laivą vis baiginėja ir kažkaip pats kabulėja. Tai tas plaukimas tiesiog visi kažkokį turi tikslą, tai jo gal net tikrai procesas daug dažniau duoda vaisių negu taškas galutinį. Labai jau konkretų tašką, Ne, čia apskritai prieš tą darbą apie konkretumą šnekėti. Tai yra visiškai abstrakcija, tas dinaminis kryptiškumas. Tiesiog. Kažkur ta riba labai padaryta. Tai gera, kad tik pastaba buvo, ne? Kai ten šnekėm apie vertikalę, kad ten, bet yra ir horizontalė, tai laivas daugiau tokia simbolizuotų tokią. Gerai, gal... Ką reikia? Ačiū.
liko žalioji komanda.